Norime pristatyti naują projektą, padėti vienam jaunuoliui, kurį kaip ir gyvenimas šiek tiek nešioja, nelengvai nešioja. Jam yra 18 metų, dabar jo mama mirė ir mamytės draugas išėjo ir realiai jisai balsiuose liko vienas su labai stipriai apleistų namų ir jisai neturi nei kur gyventi, jisai dabar yra globojamas Pauliaus ir Ingos. Va, taip yra gyvenančių žmonių šiais laikais. Sienos nežinia ko aptaškytos. Tiesiog jie jį pažinojo ir karts nuo karto duodavo jam ir darbo ir panašiai. Ir tiesiog dabar taip atsitiko, kad, kaip pasakyti, įsivaizduokit, dabar įeikit jūs į tokią situaciją, kad atsitiko taip ir ką daryti žmogui. Tai yra... Kai jo mama numirė, jis neturi nei vieno pasaulį giminaičio. Iš vis nei vieno. Tėvo niekada gyvenime nematęs. Mama numirė kem 2 metų. Jis liko absoliučiai vienas. Jis dar turi prosenelį. Buvai pas senelį? Taip. Ir... Buvai pas mamą tapu? Taip, buvau. Viskas gerai, kaip senelis? Taip, gerai. Jis pradėjo, klausinėti, kaip kiti gyvena, sako, gerai. Kuriam yra 96 metai ir tai yra jie dviese šitam pasaulyje. Neturi nei brolių, nei dėdžių, nei puseserių, nieko. Ir nėra variantų, kur kreiptis. Pasitarėm su socialiniam darbuotojam, su mokyklos mokytojais. Jis turi dar intelektinę negalią, vaikinas. Šiandien smagi diena. Taip. Viso Vilnių apvažiavai. Taip. Gerai. Labai žiauriai patiko. Jisai gauna našlaičio pašalpą, jis pats išsilaikys, jam visada reikės kažkokios priežiūros, bet jisai moka valgyti, pasidaryti, rūbus skalbtis, įsijungti. Atneša man sąskaitas už elektrą, kai gauna į pašto dėžutę. Ta prasme, jisai susitvarka, jis nėra visai neįgalus. Jeigu Dievas duos, kaip sakant, padarysim, greičiausiai tikimės, kad turėsim naują vietą, jaukią, šiltą, kur galėsim gyventi ir būti ir dirbti kartu, padedinėti ir Ingai su statybom ir ką reikia ir tiesiog būti balsiuose, neišvažiuoti iš balsių ir nes vis tiek čia tavo gimta vieta, čia esi pripratęs, esi geras vaikinas, nerūkai, negeri, stengiasi, žinai, džiaugiasi gyvenimu. Prašau, į fazendą. Tualetas, vežtas, statybos. Statybos pradėtos. Skipas irgi konteineris, toks namas. Kokia čia dabar bendra būtų samata tos visos rekonstrukcijos? Statybom yra taip, visko nenugriausi ir nepamatysi, kas realiai ten yra, po ta šiukšlių krūva. Tau nežinai, ko reiks. Užeikit į vidų. O va, katinėlis. Čia mes jau pradėjom ardyti viską. Reiks vandenį įvesti, reiks kanalizaciją, reiks šildymo katiliuką pastatyti. Skylė. Stogą naują, nes dabar varva per lietų, kiaurai vien. Tai va, pagrindiniai darbai ir duris įstatyti, nes tos duris tam. Tai nemažai darbo, kiek aš mačiau, ten pilno remonto reikia, pilnos rekonstrukcijos. Čia buvo žmonių virtuvė. Tai gerai, aš tau papasakosiu apie planą, ką darysim. Visų pirma, kaip sakiau, viską išgriaunam, nes ten reikia viską išgriauti ir tada naujas stogas, labai paprastas, 40 kvadratų. Čia geginę skaičiavom. Čia yra viskas labai paprastai. Dušas, tualetas, miniatiūrinė virtuvėlė. Sofytę jau turėsim, kažkas tikrai padovanos, lova ir televizorius. Tai reiškia, tada ten iš 2 aukštų pasidarys vieną aukštą. Taip, nes yra mums biudžetas svarbu. Mes norim padaryti ir jam, kad būtų kuo pigiau gyventi. Nes 2 aukštus išlaikyti ir kainuoja daugiau. Čia jo kambarys buvo. Žodžiu. Geriau neužsibūt, nes susirgsim. Elementariai, paprastai, jokių stebuklų, jokių dizainų. Kad tik būtų patogu ir pigu gyventi, kad jis galėtų minimaliai mokėdamas už komunalinės paslaugas pats gyventi. Ar lauki, kada statybas pradėsi namuką? Taip.
neplauk. Taip. Žmonės matys statybų visą eigą, etapiškai viską pafilmuosim, kad ten, pavyzdžiui, kas mėnesį, kokie darbai vyksta, kaip viskas atrodo ir kiek išleidom pinigų ir, kaip sakant, pabandysim tai padaryti su Dievo pagalba, su visų jūsų pagalba. Nu, pasistengim. O kai bus, tai bus, pamatysim. Tai... Ištrauksim vaikiną iš juodos skylės, jisai nematęs gyvenimo. Mes prieš 2 savaitės pirmą kartą nusivežėm jį į Baidarės plaukti. Tai jam ten buvo, jis nematęs tų kaimo turizmo sodybų, jis išvis nematęs, kaip ta Baidarė atrodo. Tu jį iš tokio juodos skylės ištraukiai, va čia žiūrėk yra pasaulis. Vat taip yra iš tikrųjų. Tai mes norim jam parodyti pasaulį, kad miegama yra lovoj, o ne susuktam kažkokiam lizde iš skudurų.